Тату. Тату вот. Я сошла с ума. Сума. Сума. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina Baltic tyrimo agentūra, Evaldas Ivaškevičius. Nestovinčių. Jo. Atsiprašau. Taip, klausau įdėmiai. Ar dažnai jums nepavyksta užsimauti motyvą? Taip, dažnai pavyksta. Taip, man taip nesiseka užsimauti. Ar manote, kad prezervatyvai turi dydžius? Manau, kad turi, bet XXL man nepadeda. Tas per mažai. Taip, tai yra per mažas. Jaučiu Įtampą ir diskomfortą, ne? dirgėsi ir skausmą, kai jį mauviu. Okay. Dar kitą klausimą turėtume? No more questions. Okay. Galiu jūs pasiūst? Yes. Gerai, toliau žiūrim, kas yra. Mano grupiokė Aistė yra liekna. Ką norėjau to pasakyti? Įdomu. Tamsių plaukų ir su akinukais. Ji dirba City Bume, antrame aukšte. Mes plepėjome koridorių ir atėjęs vaikinas paprašė rakto į WC. Jis labai nužiūrėjo Aistę. O jai jis patiko ir sakė, norėtų gauti jo numerį. Tad turiu jam tokį pasiūlymą. Paskambinkite ją ir pasakykite, jo gauti jos numerį iš manęs, Ievos. Jūs atėjote tipo 16 val. Ir paprašėte jos numerio, nes jos neberadote. Būtų šaunu, juk taip išdurta. Ji tikrai užkiptų, nes nesiklauso ZPFM. Visas veiksmas vyko šiandien apie 12 val. Jis, neaukštas, didelių mėlynų akių, pasportavęs. Buvo mėlynais džinsais, su tamsia striuke. Būkite geri, išdurkite šią panelę. Rolandai, cik-ciką, sakyk, aš paskambinsiu. Sakau cik-ciką. Cik-cikas šiandieną yra toksai. Aš priversiu tave išgerti puoduką mano seilių. Oho. Stipru, ne? Taip. 7 tu vertinu. Aistė, ar ne? Значит, наступило лето. Klausau. Labas. Labą. Ar su Aiste kalbu? Taip. Su Aiste kalbu, sakau. Taip. Aiste, tau skambina, aš nežinau kaip čia pristatyti, nes keistai, iš tiesų viskas vyksta, bet žiūrėk, tu turbūt šiandien tiesiog neatsimeni, 12 val. Kaip čia pasakyti. Tiesiog aš praėjau po tave 12 val. Tu buvai su tokia draugė, Ieva, man atrodo, nes aš iš jos gavau numerį. Taip? Ir, blemo, keistai jaučiuos, žinai, ir kažkaip neturiu ką per daug pasakyti, nes realiai skambinu dėl to, kad, kažkaip, strigai tu man. Malonu girdėti, bet žinok, kažkaip nelabai atsimenu aš tave. Neatsimeni? Kažkaip nesipiu gal dėmesio, žinai, kai tų žmonių labai daug būna. Ta prasme, aš paprašiau rakto, atsimeni į Tuliką? Ai, dabar atsiminiau. Tai reikėjo sakyti. Ai, kažkaip, žinai, nesinori tokiais reikalais. Ir šiandien 4 val. Aš sutikau tavo, nežinau, ar draugė, ar ten sesė, ar giminaitė, Ieva tokia. Aha, klasiokė ten mano. Ai, klasiokė. Ir, kažkaip sakau, čia pasimatėm, sakau, gal gali duoti numerį ir tave. Tai tokia istorija. Keista, ne? Aha, tikrai. O tu nieko prieš, kad aš čia tau paskambinau? Nieko. Tai dabar atsimeni? Aha, dabar atsiminiau. Ar man pasirodė, ar tikrai aš, ta prasme, žinai, čia nėra ko girtis, bet ar, aš pastebėjau, kad mūsų tipo žvilgsniai susitiko taip ilgiau negu. Tai susitiko. Faina. Jo, klausyk, o tu ką savaitgalį? Šiaip šeštadienį dirbsiu. O kur, okei. O taip, tai nežinau, penktadienį, ką. Ir taip šeštadienį, žinai, tik tai gal nuo pietų dirbu. Taip pat penktadienį irgi nuo vakarą laisva, taip ir šeštadienį nuo vakarą irgi būsiu laisva. O tu turi vaikiną? Ne, neturėjau. Geras. Jeigu turėčiau, žinok, nebendraučiau taip iš karto. Eik tu.
Ok. Tai klausyk. Nu. Jo, taip kažkaip jaudino, žinai. Ne kiekvieną dieną, tipo, skambini nepažįstamai. Žinai, aš priveršiu užgerti tau selę. Kaip? Aš priveršiau tave išgerti puodelį selių. O gal galima šeštadienį kada susitikti? Na, manau, kad galėsim. Ok. O tu nieko prieš, jeigu aš pasikviešiau tave pas save? Kažkaip nesmagu, žinai, būtų taip eiti iš karto. Nu, bet aš žinau, groju gitarą, galėčiau tau dainų padainuoti. Nu, žinai, kažkaip, nežinau, nelabai smagu būtų iš karto taip eiti. O tai kur norėtum susitikti? Nežinau, taip tiesiog susitikti, pabendrauti, bet į namus kažkaip, žinai, dar nėra tokia pasitikėjimai, žinai, kad galėčiau taip iš karto eiti. Ta prasme, nenorėtum ten sugulti iš pirmą kartą, ar ne? Ok. Nu, matai. Tikiuosi, supranti gal. Nu, jo, suprantu, bet aš, žinai, nesu kažkoks monstras. Nu, tai tikiuosi. Švelnus, žinai. Va, žinai, senai bejaučiau tokį jausmą, žinai, kai vat, pamatai žmogų ir toks išeini su šypsena ir tokia durgelį, žinai, po pilvą laksto. Taip faina. Man, žinai, toks pirmas nutikimas, kai aš šitaip susipažįstu su žmogum, žinai. Nu. Tai Aiste. O šiaip aš tavo vardą taip ir nežinau. Mano vardas yra Jonas. Kaip? Jonas. Malonu, Jonai. Man irgi. Aš iš Vilniaus. Kaip? Aš iš Vilniaus, sakau. Iš Vilniaus? Jo. O tai ką tu Panevėžy veiki? Ką veikiu Panevėžy? Nu ką, mano tėvai, žinai, gyvena Pasvaly, tai netoli tas Panevėžys realiai. Na taip. Jo, bet dabar tai Vilniuje aš. Ta prasme, nu jau senai Vilniuje aš, kaip čia pasakyti, jau keli 6 metai. Dirbu, žinai, labai stipriai dirbu, nematau laisvų dienų ir reikia daug dirbti. Žmogus nelabai jau supranta, kas daros, tai tu gal paaiškink. Pas tave trukdo radijos radijas FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Jokais paskambinam tau, iš tikrųjų sužinojo tavo telefoną. Jie va tave užregistravo. Ups. Liūdniausia tai, kad netikrai labai nuoširdžiai išsišnekėjo žmogus. Labai patiko tas vaikinas. Javutė, manau, kad praradai gerą draugę. Ne, nu aš manau, kad susipyksit šiek tiek. Trumpam. Bet jeigu tas bernas jai patiko irgi ir matytas bernas irgi įkrito jai į akį. Tai berniuk, jeigu šiandien, kaip čia buvo, mes plepėjome koridorių ir atėjęs vaikinas paprašė rakto į WC. Jis labai nužiūrėjo Aistę, o jai jis patiko ir sakė, norėtų gauti jo numerį. Aistė, nusipratau. Tai vaikinė, jeigu girdi, skumtelk, mes duosim Aistės numerį tau. Galėsi paskombinti, jai vakare. Pasa para dos. Gire.